Koks tau čia kimis? Sako, What the fuck? Pradėkime kūčių stalų apžvalgą su L2 Republic ir kaip ir kiekvieną apžvalgą mes turime kriterijų lentelę. 3 kriterijai, pagal kurios bus vertinami kūčių stalai. Pirmiausias dalykas ir pats turbūt pagrindinis dalykas yra patiekalai. Kas į šitą vertinimą įeina? Į patiekalus, ne? Jeigu nėra 12 patiekalų, vienetukas. Jeigu nėra krabų lazdelių tešloje, vienetukas. Aišku, jeigu krabų lazdelės vyčia, tai irgi vienetukas. Paskui, jeigu nėra plotkelės ant stalo, vienetukas. Antras kriterijus – stalo kompozicija. Į kompoziciją įeina staltiesė, įeina pats stalas. Jeigu ten stalas bus apvalus, kas per kūčias prie apvalaus stalo išvisėda? Nu, ta prasme, atsibuskime, gerbėmieji. Apvalus stalas per kūčias turi būti keturkampas ir pailgas, stačiakampio formos ir geriausia, jeigu išsiskleidžia sparnai. Antras dalykas – staltiesė. Jeigu staltiesė bus ten balta, be jokių kažkokių išvarvinimų, be jokių kažkokių papuošimų, vienetukas. Ne vestuvę susirinkom švęst, kūčias susirinkom švęst. Trečias dalykas, prie kompozicijos. Žvakė. Žvakė yra vienas iš svarbiausių sudedamųjų dalykų kūčių stale. Jeigu ten ta žvakė bus, girdi, ten tas, kur į metaliuką ta tabletė įmesta ir užkurta, nu tai atsiprašau, vienetukas ir viso gero, ir važiuojam namo. Na ir žinoma, pats svarbiausias dalykas, gal net svarbesnis už patiekalus, L2 Republic integracija, gerbėmieji žiūrovai. Jeigu ant nutriesto popiergolio bus L2 Republic parašyta, ir patys suprantat, kad bus vienetukas ir net netikrinsim jūsų stalą. Šįkart leidau L2 Republic nebūtinai integruoti, dėl to, kad tai yra kūčių stalas. Aš tikrai suprantu, jeigu ne visiems pavyko L2 Republic integruoti, bet jeigu nebus integracijos, 0 taškų, nu ir kaip suprantat, tikrai nelaimėsit pagrindinio prizo, o pagrindinis prizas šiandien yra nieko. Kūčių stalas numeris 1. Pradėkime nuo L2 Republic integracijos. Žiūrėk, aš pasakysiu taip. L2 Republic integracija. Nu, aš negaliu dvejetuko skirti, bet aš tikrai galiu tau skirti trejetuką. Kompozicija man čia yra, žinokit, 10 balų, aš jums pasakysiu. Jaučias tas močiutiškas vaibas, man patinka. Staltiesė, nu tikrai vieną kartą per metus traukiama. Išraižymai, pasižiūrėkit, nu tiesiog pasaka. O kas geriausia, aš netikėjau, kad ir kėdės reikės apžvelginėti, bet ant suolo sėdėti per kūčias. Nu čia yra, va čia yra tikra autentika, žinokit. Čia, vat, už suolus aš čia įsūdau 10 balų. Dabar pažiūrėkime į patiekalų. Čia, aišku, reikės ir prisartinti. Skumbrė visų gražumu. Pala, what the fuck is this doing here? Pirmą kartą matau, kad tinginys būtų per kūčias. Įdomus pasirinkimas. Ir štai taip, štai va taip mes už tokią Lietuvą kovojam. Už Lietuvą su laipsniais, kaip sakoma. Man yra paibati. Vienetukas. L2 Republic, wow. Na, dvejetuko negaliu duoti, trejetuko irgi negaliu duoti, bet galiu duoti, žinot ką? Ketvirtuką. Krabų lazdelė sėdi, iš karto balas kyla, jau teigiamą turi sušiai ant stalo. Man patinka, matos, kad žmonės jau čia tokie yra, kaip sakyt, su jau naujom idėjom. Jau čia yra žmonės, ir Yorkshire'as prie stalo yra nukirsta nosim. Čia žmonės yra progresuojantis, einantis į priekį. Kas čia yra per šniceliai? Kas nuo... Kokie mėlyniai blynai? Jūs čia užgavėnės švenčiat ar kūčias, aš nesuprantu. Kas jums negerai yra? What the fuck? Vėl blynai. Duosiu penketuką. Penketuką duosiu už patiklus, nes yra krabų lazdelės, blynai, nu... Struktūra. Struktūra man toks, žinai, žvakės nėra. Ir praeitoj nuotraukoj žvakės nebuvo. Ai, yra. Vat aš apie tokias ir kalbėjau, nu kas čia per žvakę? Jau visiškai, kur jau prie teliko, jau valanda su Rūta žiūrėjo, atrodo, jau degino. Ai, dar ir kūčiom sueis. Dar cukriniai, nu. Ai, ir kūčiom dar sueis. Struktūra absoliutus vienetukas. Vienetukas 5 plus 4. 10 balų. Jeigu nebūtų 30 balų mūsų sistemui, tai 10-tukas būtų visai gerai, bet dėja. Toliau važiuojam. Čia jau ir taip matosi, kad nebuvo drąsos visą stalą paimti. Tai fotkino tiek, kiek tuo metu buvo galima. Bet tai ta prasme. Aš nežinau, kas čia yra, bet šitam majonezę aš galėčiau maudytis, realiai. Niurką galėčiau šitam baseinę daryti. Negaliu vertinti. Sako, užkasta silkė. 3 nuotraukos. Tai visą koležą čia jau reikėjo. Tai dėkui, seniai. Dar vieną įmetu, nes žvakės nebuvo. Žmogus liktai žinojo daugiau negu visi. Tvarkoj, nu, turime dabar iš visų kampų fotkės. Tai kam tas bulvės prie maisto? Čia kiviai? Nu, jūs atsigaukit, gerbėmėjai. Čia žalios bulvės. Koks tau čia kivis? Sako.
Ai, čia virtos bulės, o tai prie ko čia tos virtos bulės, su ko jas valgyti? Vienetukas už servetėlę, visiška nepagarba tiek Jėzui, tiek man. Ekspozicija, nu, toksai penketukas, sakykime, už ekspoziciją. Ir paskutinis dalykas tai yra mūsų patiekalai. Nu, žinok. What the fuck? Koks... Eik, tu, kokias svetimai. Praleiskim šitą gerai. Unsvorė, laisva lėkštė vedėjai. Nu, čia jau už laisvą lėkštę gal ir balą bus galim. Nu, klausykit, apie ką mes kalbam. Čia 10 balų L2 Republic integracija. Labai jaukus, gražus stalas, viskas ko reikia, L2 Republic lėkštelė sudėliota. Už stalo kompozicija, man patinka, kad yra 2 staltiesės net padėto. Plotkelių yra, žvakį yra, kompotas yra laisvoje lėkštė vedėjai. 7. Yra kompozicija 7. 10, 7 ir 7, kiek tu čia surinki? 24. Puikus balas. Važiuojam toliau. 0,25 už šitą integraciją. Nu, ar sunku buvo jau, aš nesuprantu, tą C raidelį jau įgrūst kažkaip. Bet svarbiausia. Čia pokerį žais susirinko tarkučią švies, aš nesuprantu. Kur kampai stale? Ne, aš jau matau, čia daug klaidų. Čia kaip suprantu, žmonės tiesiog tokie tinginiai kaip ir aš, tiesiog užsisakė viską, kas yra šiaip sveikintina. Kodėl aš jų kambarį pradėjau analizuoti. Kompozicija stalo aš tau duodu, nu, geresnį pažyminį prieš tai duodu 3. Už maistą duodu 7, žinok. Aš tokį maistą valgyčiau, man patinka. Aircon. Kas čia senelis laiko? L2 Republic integracija į kampą nuspausta. Tvarkingai, ketvertuką suteikime šiam žmogui. Ice Age kleckams, stiklinaitą sultims, puikiai. Kas jums su tais blynais yra, aš nesuprantu, mėlyniais? Neužgavenės, gerbėmieji. What? Kas čia per puzlę? 1, 2, žiūrėkit, 3, 4, 5, 6, 7. Kas čia yra? Susidėk pats. 4 kompozicija ir patiekalai. Patiekalai pitakas. Važiuojam toliau. Saivės valandžiai, nice. Roltonas ramus. Sako, prašau šito nekelti YouTube'o. Taip. Nuogas L2 Nice try. Bandėjai pajokauti. Gerai, integracija už humorą 3,5. 3,5 už humorą. Toliau stalas pokerio. 4 kampų, nu, čia netgi 8 kampai, man atrodo, yra. Kompozicija 4. Už maistą 6 netgi duosiu už maistą, žinok. Man patinka. Kokį nutrupino? Jau visą. Stealth 100. Aš tau pitaką duosiu šitą. Tikrai turi duoti 5 balus, nes čia žmogus snikino. Man patinka, kai kleckeliai turėjo pasukt galvą, kažkaip nepakliūt. Okei, iš tikrųjų čia nelabai kas ir matosi, negaliu daug ką pakomentuoti, tai ties čia ir likime ties šio balų. Nu ką aš tu galiu pasakyti apie šitą stalą? Vestuvinis stalas. Na ir puikus. Žuvies tortas. Su papuošimas. Nu, bet jeigu jau tu darai tokį jau tą tokį tarybinį jau tą visą tokį lietuvišką tą visą tą tokį patiekalą. Nu, ką jūs bandot su tom žolėm apgaut? Nu, kam jūs tuos papuošimus darot? What is that? It's all right. What is that? What is that? What is that? Nu, jūs man pasakykit, nu. Paskui pjauni tą silkę pataluosi, tą žolę, turi mesti iš šoną arba lėkštėj palikti. Ir visa ta žolė paskui visą vakarą sėdi toj mano lėkštėj, trukdosi su kitais patiekalais. Ar čia su photoshopinta, aš dabar jau nesuprantu. Aš what the fuck iki dabar negaliu suprasti. Ne, čia ant pagaliuko. Žiūrė, da 1, 2, Eik tu, na. O čia, gerbėmieji, čia yra 10. Vat už ką mes rašome 10-tukus, tai vat yra už tokias integracijas. Aš net nežinau, kur šitą fotkę tu radai, bet čia yra, nu, nerealu. Čia yra nerealu. Maisto mažai, tik tai maisto mažai, tai už maistą 5.
už maistą, už integraciją be abejo 10 ir už kompoziciją duosiu 7. Vat aš noriu 7 duoti. Vierchas. Geras stalas, seni. Maladėt. Desertinis stalas. Sulčių 2 pačiokai. Kučiukai, šakotis, pomidorai ir kuršienų vyniotinis. Bravo. 10. Ten aš turėčiau sėdėti. Va, mūsų kaltininkas. Negalvoju, kad taip gerai fotkina, ne? Nieko, viskas gerai. Gerai, pažiūrėkim. Iškart sakau, kad ant šitos sofos sėdėti yra šūdas. Tu Republi integracija, trejetukas, nuostabus, patiekalėliai valgomi atrodo, paprasti, man patinka, bet tai jo, kiek majonezo. Nu žmonės, come on, taigi kraujagyslės, širdis, tai tausokit save, Dieve brangus, vis dėlto Dievo šventę susirinkom švęst, nesvarbu, nelabai aš ten suprantu. Žiūrėk, aš tu duodu už integraciją 3 ir 2 pitakai. Laivo formos stalas, už šitą tai iš viso ne. Už šitą limonad, tai čia yra didžiausias ne per šitas kūčias. 12 Eltų Republikų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ei! Viską radom. Tai va, 12 tau irgi duodu tada atgal. Pasižiūrėkim. Taip. Kaip priklauso nuo traukėlė. Ne, tai reikėjo sulik šitos eglės žvaigždėtas žvakutės pakelt. Tai reikėjo, tai 2 metrinės reikėjo, tai tas tada žvakės nusipirti, aš nesuprantu. Golden Dog. Tik nuo 4 men sub. Kleckas iki 4 men sub Eltų Republikai. Zėt? Jis iki 4 mėnesių subo. Jam realiai 12 metų, bet jis jumis jau dukina. Jau dukina 12 metų visus. Gerai. Ne, dėkui. Puikiai. What? Ha? Nesakyk, kad čia saldi sriuba. Duokit su kišiu pirštus į gerklą. Eik tu natvarsa, kaip galima saldžią sriubą valgyti, aš nesuprantu. Limonad. Limonad. Wow. Matau, kad išrovė jau viską. Jis U raidės ir L neturėjo. Kažko nesuprantu, kam reikia. Be integracijos tik. Man čia įdomus vienas dalykas yra. Tiesiog, kažkaip tie blineliai žuvies tai be nieko labai tuščiai atrodo. Davai piskim bunduelių. Aplinka pačią. What? Ir dar net apsuk nesugebėjo. Eltų Republik, Kleckas, Fresh Vichy, Estrela ir Kola ir kelnes susilankstyti. Nepastebėjau, kad L su I susijungia. Pala, ką tu čia padarai? Eltų Republik. Republik. Ne, čia mes turim naują nickname mano kanalui. Ok, žiūrim toliau. Karočią va. Blyna. Netradicinis šventų kūčių stalas su netikėtų svečių. Pas šeiminai patiko svečio dovanas, leido pasilikti prie bendro stalo. Eik tu, na. Nereikėjo taip daryti, nereikėjo. Integracija. Turim 2-10. Žinok, tai prisidėjai visą vakarą. Jeigu rimtai, tai čia sunku patikėti, bet okei, viskas labai tvarkoja ir kompozicija 8. Galva lūžta, nėra platkelių. Kompozicija 7, maistas irgi 7, nes nėra platkelių. Kramtoškės pasidėjęs. Žuvies pirštelių. Kas čia per sysalas? What the fuck, kiek daug klausimų. Labai klausimų. Kodėl tiek daug stiklinių? Vortas įsipylęs jau. Žiūrėkit į šitą baseiną majonezo. Eik tu, na. Tarsi, man jau dabar kraujagyslės kemšasi. Kaip tik prie vynelio va šitą paskui pasiurpčiat. Ne, gražiai padirbėta, jokios jokais. Duosiu tikrai už integraciją, 8 tikrai duodu. Na, už visą kitą aš tau duodu 5 ir 5.
Aš dabar tik tai man įdomu, ar čia į Photoshopino, ar realiai įdėjo, nes, nu, panašu, kad Photoshopino, bet kokiu atveju labai gerai. Šiaip labai jaukiai atrodo. Jaukiai nereiškia, kad viskas čia yra gerai. Kas čia, tipo, duoniukas, burokėlių, svogūnėlis, silkės gabalas. Silkė kėdėje. Toliau. Taip. 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 Limonad. Man šitas limonad nėra, kad man šitas limonad nelabai patinka, žinok. Cementas sako. Taip, apsieis ir be integracijos. Čia nieko, kam tu tas lubas čia fotkina, aš nesuprantu, ką tu čia įrodyt norėjai. Dabar, oi, pažiūrėkite mane, aš dvare gyvenu. Aš gyvenu dvare, o tu ne. Radiatorių, tu savo pasižiūrėk rožinį. Kasgi čia? Bet va, Jėzau, ką jūs tam medeliui padarėt? Bet jeigu įsižiūrėtumėt atidžiau, gerbėmėjai, aš radau kai ką, ko mes neturėjome rasti. Aha, va tai tau, va prieš dievulį, tokią šventą dieną, tuos smirdančius dūmus, pūsti, nu nei gėdos, nei sarmatos. Su kalėdom, pasibaisi sunku iš kučiukų sudėliot žodžius yra. Kas čia per šaškės? Ką tu čia sudėjai? O, jo, gal geriau nereikėjo išvyzdėti. What the fuck? Kas čia? Rezervuota vedėjai. Ačiū tau, malonu, bet... Aš kaip suprantu, čia žmonės sveriasi prieš ir po. Prieš valgymą ir po valgymą. Okei. Ar čia sveriatės, kiek maisto įsidedat? Bet kokiu atveju. Šaunuolį, kad sveriat. Wow. 10 kilogramų karpį. Bam. Ištušino orkai. Eik tu sau. Tai kai tu? Integracijos nėra, bet tėvukas prašė atsiųsti jo fūros kūčių stalą. Nu jau netikiu, žinok. Nu jau labai netikiu, žinok. Nu jeigu rimtai, jeigu čia tikrai ne iš Google ištraukta, tai tada aš jį skiriu nugalėtojų iš karto. Bet aš netikiu. Paskutinis. Iš kilometro nufotkintas. Sio, tai tiek. Jaučiu tiek. Tai ką? Ačiū jums labai.